mes, kai sukūrė, parodė Angelų takus, nežinojom, ar realiai pasaulio sutvėrimai bus geresnis, blogesnis ir visada tu ten neši tokį kaip ir sunkumą antram kūriniui, kad jisai būtų geresnis. Ir aš kažkaip visada galvojau, kad būtent naujas kūrinys, kurį pamatys visa Lietuva, tai bus geriausia dovana pačiam Čiurlioniui. Kad jisai bus gyvas, kad jį žiūrės, kad jį domėsis jo kūryba, kad kalbės vaikai, senjorai, suaugę, netgi užsienį mes rodysim šitą kūrinį. Ir man atrodo, dovana, kurią mes kūrėm, yra pirmiausia jam, o nuo jo ateina visiems žmonėms. Kažkaip man labai paimponavo scena su ta audra, kur yra jūra, ar ne, žaibai, viskas, nežinau, tokia dramaturgija labai stipri, mane labai smarkiai palėtė. Antra scena labai mane, nežinau, galbūt dabar toks gyvenimo tarpsnis, net susigraudinau, kai pamačiau kūdikį vienam paveiksle, ar ne, ir kadangi mano šeimoje yra pagausėjimas, tai aš tiesiog praktiškai prie kolegų net nesakiau, bet ašarėlė nuredėjo, tai tiesiog labai pasidžiaugiau šituo ir užslėpta žinutė, kurią Vitalijus ir Kristina sukūrė. Pasaulio sutvėrimas bus dar pažangesnis, dar geresnis ir įdomesnis. Viską, ką mes supratom su Angelų takais, patobulinom ir įdėjom į naują patirtį. Tai kiekvienam iš jūsų, kurie matė Angelų takais, kurių buvo daugiau negu 400 000, tikrai nuoširdžiai noriu padėkoti. Vitalijus su Kristina sukūrė kažką unikalaus, bet šiais metais su pasaulio sutvėrimui sukūrė dar įspūdingesnę patirtį. Ir jeigu mes sukūrėm unikalų ir labai gerą patirtį, ar ne, tai mes turim parodyti praktiškai kiekvienam lietuviui. Mes šiais metais pravažiuosim pro visą Lietuvą, praktiškai į kiekvieną miestą ir miestelį. Kiekvieną iš jūsų tikrai noriu pakviesti pamatyti naująjį kūrinį Pasaulio sutvėrimas ir iš tiesų pamatyti ne tik pačią geriausią Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybą, bet ir jautrią mūsų žinutę ir emociją, kurią mes esam sukūrę su šituo projektu. Aplankykit Vilnių, Kauną, Klaipėdą ar bet kurį miestą po Lietuvą, į kurį mes atvyksime per šiuos metus.